Jų palaiko. Tai mes klausim jūsų. Jūsų pristatymas jau viskas įvyko. Jau pastatė. Visas pristatymas. Per vėlų. Kada geriausiai pasakykite, kada į dabar laukia geriausiai. Šiek tiek Konkrečiai einam prie tikslo. Koks tikslas susirinkimo? Čia yra jam turbūt Презентацию dar kažką. Nuoširdus prašymas, tam, kad mes neįsigautume į tai, kur niekur neveda. Nes toks stebėjimo būdas niekur nenuves. Mes atėjom pasiruošę pristatyti, turime aiškiai žinutės, kurias norime perduoti jums. Po pristatymo kalbėkime ir diskutuokime. Klausimai kaip jūsų, šis bus atsakytas pristatymą, kada gamykla pradės. Kada išvyks? Ir nebus išrinkta. Kaip nebus? Jisai tai pastatė? Šios susitikimo tikslas yra kalbėti su bendruomene. Čia jūsų susitikimo. Nieko. Mano pasiūlymas yra pradėti ir teiga, kurią pasiūlyti. Mes galime dabar Jūs gadinat susitikimą. Žmogus jums uždavė klausimą. Konkretų. Taip. Tai kodėl jūs žiūrėsite? Jau jie patys jūs Gerbiamieji, tokiu būdu mes niekur nenueisim, ką tik sugrįžom, aš brigadai jūsų vaizdas. nustosiu reaguoti. Kaip jūs man duosite? Jūs man duosite reaguoti? Jūs man duosite reaguoti? Jūs jau pastatėt, kad dabar jūs padarysite. Gerai, gerbiamieji, pirmiausia, noriu pakviesti keletą žodžių tarti gamyklos savininką ir akcininką, Fricą Homaną. Po Frico kalbės Sigitas, dabartinis bendrovės direktorius, vėliau Neringa ir aš tęsim pristatymą. Po pristatymo mielai atsakysim visus klausimus ir diskutuosim visais klausimais, kurie patogus ir nepatogus. Jeigu mes kelsim taip temperatūrą, tikrai iš to susitikimo nieko gero nesigaus, jūs išeisit nusivylę ir mes išeisim. Į Vokietiją. Fricas nekalba lietuviškai, jeigu reikia vertimo, aš išversiu. Reikia būtinai. Jeigu reikia, sako. Nereikia, čia Lietuva. Versk. So, first of all, welcome to everybody. Good evening. Labas vakaras. I'm happy that you're all coming today and shows the interest. Jis džiaugiasi, kad jūs atėjot ir tai rodo jūsų susidomėjimą ir interesą. So maybe not everybody, or most of you don't know me. My name is Fritz Homan. Daugelis jūsų manęs nežinot, nes mes nebuvom susitikę, mano vardas Fritzas Homan. I'm the owner of this whole Homanit group. Aš esu savininkas visos Homanit grupės. We are working in the fourth generation. We are Čia jūsų problema.
Aš esu ketvirta karta, kuri valdo šitą grupę, mes esame šeimos verslas. We don't have stock listing, we don't have private equity behind. There's a face, there's a human, and that's me who is standing behind. Mes nesam kotiruoji tokioj biržai, niekas į mus neįsistuoja, tai esu aš, esu akcininkas šitos grupės ir stoviu prieš jūs visus. And we are operating in some of the other plants in Europe with a very, very good relation to the neighborhood. Mes dirbame ne vienoje valstybėje Europoje ir visur ten turime puikius ryšius su bendruomenė. And I'm here today because we have managed the great opening. Aš esu čia, nes jau anksčiau buvo suplanuota, kad mes šią savaitę turėsime gamyklos atidarymą. Everybody of you knows what's happening. It was back in March, and therefore, when we start here, we want to do it on a very stable basis. Kaip jūs žinote, yra priežasčių, kodėl mes nedirbame, bet kai mes pradėsime, mes norime tą daryti nuosekliai ir užtikrinti. Vokietijoje. We want to start we don't want to hide anything. Why to hide? Mes neturime ką slėpti ir neketiname to daryti. So therefore, I'm here, I'm in person, and we will start this production, but in alliance with all laws. Aš esu čia prieš jūs ir galiu užtikrinti, kad mes pradėsime dirbti ir tą darysime atsižvelgdami į visus reguliavimus ir viską, kas mums privaloma. So that means we respect everything what is required. And it's not because of us we are here. It was a recommendation of the country of Lithuania. Mes gerbėme reguliavimą, kuris yra mums nustatytas ir mes esame čia ne dėl to, kad mes patys pasirinkome, o tuo metu mums tai buvo rekomenduota vieta. So therefore, again, open for every question. So, but maybe you have questions, but we will have a discussion later. Yes. And we also had some food and some drinks. Please feel free to grab it. Thank you. Jeigu bus klausimų man, aš juos mielai atsakysiu po Sigito neringos prezentacijos. Jau nebeversiu. Labas vakaras, labą dieną visiems. Aš esu Sigitas Kličiauskas. Omonite dirbu šiek tiek ilgiau negu 2 metai. Nuo balandžio mėnesio esu įmonės vadovas ir atstovauju šitą įmonę. Iš tikrųjų, Homonitas atėjo pagėjus, nepageriai prie Homonito. Ir mes žengėm šitą žingsnį, kad atrasti dialogą su bendruomenė, nes mes neįsivaizduojame, kaip kaimynas gyvenantis šalia kaimyno gali nesikalbėti, nesitarti ir nebendradarbiauti. Tai mūsų tikslas, buvo klausimas, koks šio susitikimo tikslas, tai pirminis tikslas šio susitikimo yra pradėti kurti dialogą, atrasti bendrus interesus, turbūt šiai dienai jie ne visiems suprantami yra, bet aš labai tikiuosi, kad jie atsiras ateityje ir kurti ryšį. Suprantam jūsų rūpestį dėl galimos taršos. Tai yra natūralus dalykas ir tikrai mes... Jums, bet ne mums. Natūralus dalykas, tai yra Natūralus. Tai savo. Galiu užtikrinti, kad mūsų technologijos yra pačios naujausios. Šiai dienai naujesnių technologijų nėra žinoma ir kad mes stikrinsime pagal reikalavimus visus. Mes tai žinome ir taip bus. Tai mūsų esam paruošę skaidres, tai skaidrėse bus atspindėta apie mūsų tikslus trumpalaikius ir ilgalaikius. Tai ką mes darysime su aplinka, ką duosime gyvenvietei, kaip mes monitorinsime savo išmetimus į taršą ir lygiai tas pats, kas yra liečiamas su triukšmu. Atsiprašau labai, bet šitas susitikimas toksai padarytas prieš šitą visą žarganą pastatytą.
Ką čia pristatinėti? Ką čia pristatinėti? Jau pasakėte, kad dalykų. Tai čia pristatymai dar. Ką čia pristatymai? Aš įstoju. Žiūrėk, galim susitarti paprastai. Nenorim. Jūs čia provokuojate. Jūs pastatėte, išprovokavote konfliktą. Taip, jūs pastatėte gamyklą, išprovokavote konfliktą. Taip, dar kartą. Puikus pasirodymas. Taip, ačiū. Puikiai, super. 300 metrų nuo gamyklos ir koks jūsų šito. Išeik iš šitos pusės. Kad nebūtų vienas. Reikia, kad... Stereo efektą padaryti, ne? Stereo efektą padarykit dėl laikas. Varykit namo į Vokietiją. Sėkmės. Ir išeis kaip metalas. Metalo laužai. Tai ką jūs, mes iškai pasilaikę paliksėsime, Jeigu sutarsime taip, kad jūs Jūs čia svečiai, o ne šeimininkai. Namo, greičiau Vokietijai. Ar yra čia norinčių, kad humanitas būtų? Ne. Kokį pristatymą jūs čia? Kokį pristatymą jūs čia parodysite? Į tą pasaulį mes keliausim tada. Kaip vagiai patylį atėjot ir dabar mums aiškinot, kaip čia gyvensim toliau. Cirkas turi keliaut, lauk. Vagiams čia ne vieta. Ir aferistams. Nėra. Nėra, tik per teismus. Greičiau iš čia važiuoti. Kaip greičiau iš čia. Varykit. Ir stovės. O mes išmesim 78 tonas milijonų, jeigu mes paversim visą šitą į vienoj cigaretį yra miligramai formaldehido. Čia yra 78 tonas. Įsivaizduojate, koks yra kiekis jūsų apskaitai šoks. Jūsų vieną nori išmesti.
Aplinkui gyvena Kokį pristatymą? Nedarykit Nereikia mums pristatymo! Kam mums reikia, tai jūs pastatykite. Atsisės ramiai, pailsės. Ne vatkonau, tai čia geriau. Tai reiškia, po vieną gauna partnership and discussions with neighbors when you started entering here, and is it your group practice everywhere, or it's just the thing? So first of all, maybe it was a big mistake from my side. We did mistakes. Why? For your mistakes. Jeigu mes pertraukinėjom, tikrai netęsim. Tiesiog, nes tai nebeliečia. Procese buvo padaryta ne viena klaida ir aš pradedu nuo to, kad tai yra mano klaida. I don't pointing finger to others, and so maybe there is a reason, and guess why we changed management. Aš nerodau pirštais į nieką kitą ir taip yra priežasčių, kodėl pas mus įvyko pasikeitimai bendrovės Lietuvoje vadovybėje. It was definitely a mistake. Don't talk with you before. Definitely a mistake. Tai tikrai buvo klaida, nesišnekėti ir neieškoti dialogo nuo pat pradžių. So therefore, what to do now after 4 years? We should be making a presentation before, but we did a mistake, and you have to work on it to correct it. Taip mes padarėme klaidą ir vienintelis būdas ją ištaisyti yra daryti veiksmus, ką daryti. It's good that you admit your mistakes. This factory here is an exception. It's very neat. We are the Our children are going to kindergarten here. Tegul sumoka kompensaciją ir išvažiuoja. If you agree that you already made a mistake, how can you be sure that you won't do mistakes in production process, that you won't pollute us, that you won't do other mistakes which will lead to anything bad for people living around us? First of all,
Pirma, mes turime kitas 3 gamyklas. Čia nėra pirma, Tai bus viena mažiau tada. mes turime daugiau nei 40 metų patirtį, kaip gaminti tai, ką mes žiūrime. Antras dalykas, mes turime reguliaciją ir ne tik lietuvišką, bet ir europinę. Mes ne tik gerbėme esamą reguliavimą, bet mes darome ženkliai daugiau. Prieš pradėdami for noise, what does it mean for smell, what does it mean for vision. Prieš pradėdami, statydami šitą gamyklą, mes padarėme begalę tyrimų ir matavimų, įvertinti oro taršą, kvapus ir visus kitus aplinkos veiksnius. Ir mes esame tikri, kad mes šitoje vietoje neteršime ir nepadarysime nieko blogo. Čia anekdotas vietinis. Pone Hofman, didžiausias atstumas nuo jūsų namų iki gamyklos pirmos. Iš viso prašau. Vienas tikriausiai. Gerai, bet ponia dar Ir tada kalbėsiuosi toliau apie ekologiją. Vitaminus atvežiu. Aš labai priversiu viskas. Tris gamyklas iki šiol ir sako, kad jūs esate daug patirties ir gebat viską suvaldyti. Kaip jūs netikrinsit, kad jūs galite tai suvaldyti, todėl kad jau turėdami 3 gamyklas, šito jūsų bendruomenė nederino pačioj pradžioj. Jau turėdami 3 gamyklas, jūs per pačius bandymus laužų užpylėt vieną iš mūsų gyvenviečių ir čia buvo sutapaušino. We don't believe in you. You are saying that you have other plans, but you... She was asking, why did you make the same mistake if you have 3 factories already? So why should you make this mistake here in the 4th of the factory here? Nes tas išvers, kad viskas čia gerai, visiems tinka, nuo laimės juokiasi žmonės. Yes, and you have the process, the experience, and etc. Why you are making the 4th factory here all those mistakes? If you have experience. Again, where we are located, the other 3 factories, 2 in Poland, 1 in Germany. We have neighborhoods. Mes turime 2 gamyklas Lenkijoje, 1 Vokietijoje. Mes turim kaimynus aplinkui. We are very much aligned with the neighborhood. How far is the community? Klausimas buvo, kaip išverčiu kitiems. Kaip toliai yra bendruomenė, kaip toliai gyvena kiti. Depends which factory, 500 meters, something like that. 500 All metrų. those factories is about 500 meters is the closest. No, one in Poland is very close. You lie. You're lying. In Germany, in Zelona Gura factory is not living in town. But we are not in town. Zelona Gura ne miestelė. And we are thinking about our lives and futures, about our kids, about this care. No. How far do you live from other factories? How far? To be honest, I'm only working
We want to live without. Where is your family? You have a family, yes? You have children, yes? It doesn't matter. Where did they grow up? Where? Where was the family house? I'm not asking them the location. I'm asking if you live in the city or in the field. I'm not asking you about your family and we're not privileged, we're just small possession that can come to step. Our problem is to step and make a mess for our children, grandparents, for everybody. Sir, I have the respect for you, how you were answering, but for now, you don't answer my question. End of my question. So you are making a big factory in the middle of the houses. Yeah. That's not nice. Sorry, that's not nice. I'm not respectful. I'm sorry. Go home. Klausimas mano. Kodėl prieš 3 metus neatėjo į bendruomenę ir kodėl šiandien atsistojęs čia jis meluoja? Why you didn't come to the community 3 years before and why you are lying now? Was it correct? What does it mean? Ką reiškia meluoja? Jūs sakėte, jūs išversite, ne? Arba jeigu jūs išversite, aš perversiu angliškai. Jūs sakėte, kad artimiausia gamykla yra 300-500 metrų. Zilionoj Gūroj gamykla yra nuo gyvenvietės 5 kilometrai. Jo. The other factory, the nearest distance to the living space is 300-500 meters, and Zilona Gura is 5 kilometers distance. About. First of all, the factory is not in Zilona Gura. Factory is not in Zilona Gura. Nu, ne prie Zilonos Gūros. Ne Zilono Gūros. Ne, not in Zilono Gūro centro. I know where the factory is, sorry to say. Aš žinau, kur gamykla yra. Tai galima žemėlapį atversti, parodykite, matysit kokiai. Gamykla yra Kosno. Kosno, I don't make the measurement for meter. Kosno aš nematuoju metrai. But it's close. Bet tai yra Čia pamatokit. O jūs gyvenvietės vidury statėt gamyklą. O pas mus yra matuojama metrais. Jo. Tvorą ne ten pastatyk, nubausis ką. Jisai domėjosi, reiškia, kas aplinkų gamykla yra, žemėlapį asmeniškai. When you were deciding to build a factory here, whether you were looking to the lab and you saw that what is around and where are you going to build a factory? Aš dairiausi Lietuvoje to find the right place, rasti tinkamą vietą. There's one company belonging to the state. It's called Investment Way. Valstybinė įstaiga investuok Lietuvoje. Jie rekomendavo ir patarė statyti gamyklą. O jūs nejaučiatės apgautas? Reguliavimą ir europinį talentų. Mes modeliavome Mes dirbame su visomis
valstybinėmis institucijomis, pristatinėjame juos tuos planus ir skaičiavimus. Kalbant apie ministerijas, tai jeigu sakot, kad štai kažkiek žemėlapį, kalbėjote su institucijom, su ministerijom, kodėl taip atsitiko, kad 2018 metais aplinkos ministerija jūs pasakė, kad čia gamykla, jūsų mokymo gamykla yra negalima, dėl veikiančios vandenvietės, jūs vis tiek galėjo būtos. If you say that you were investigating the place, why you decided to build the food factory here when on 2018 Ministry of Environment clearly stated to you that there is a water protection zone and it's not the right place, not suitable. Everybody knows. Man atrodo, visi žino istoriją. Kaip mes galim žinoti? Tegul su Investuok Lietuvą dabar ir aiškinasi, net tegul jie sumoka jiems kompensacijų ir važiuoja namo, tai kame problema? Ateikit čia ir padėkit, jisai suprastų. Why you finally decided to make a factory here if Ministry of Environment of 2018 told you that water protection zone is a thing which you can't overcome. But you know that the water protection zone was you know Anyhow, we respect the water. We are not stealing the water. We are not taking it. Mes nevogėm vandens, mes jo ne... Atvežėm dar. Bet jūs teršėt. Prie ko čia paimat vandenį? Teršėt. Sakydamas, kad nori žmonėms. 18 metais gavo neįgimą atsakymą. Ir visieną po to pasistūmė, reiškia, kažkokiu būdu pasistūmė vandenvietė, pasistūmė. Jo, pati. Ir vėl toliau stato. Tai klausimas, kodėl? Tuo pačiu galite atsakyti, kodėl pradėjot statybas. Be statybų leidimų. Klausimas, be statybų leidimų. Why you started building without the legal permission to construct the factory? Todėl, kad pasitikėjau vadovu, kuris buvo nusamdytas. Nu tai ne mūsų sąskaita, pasitikėkit, nu kas čia per naivumas. Nu. Vaikų darželis. Tokio tipo verslas ir jisai, aš galvoju, aš tikėjau. Ar ponas vokietis prieš statydamas čia gamyklą pasižiūrėjo į žemėlapį? Va mes turim Lenkijos gamyklą, jo. Va mes turim Vokietijos. Aš jam galiu atnešti, galima, aš jo nemušiu. Žiūrėkit. Čia yra Lenkijos gamykla. Pažiūrėkit, kad miškai, laukai, nei vieno namo nėra. Čia yra Vokietijos gamykla. O čia yra gamykla. Čia yra pagiriai. Pažiūrėkit, kiek gyvena žmonių. Pažiūrėkit,
kaip ir Vokietijos suprastų, kad tai šalia. Tai va, dar sumokės kompensaciją, tegul ir viskas. Nu. Gal tada ir atleisim. Jis dabar turi duoti teismą investuok Lietuvą. Taip. Nu. Tai aš sakau, pomidorus tegul rūšiuoja ir viskas. Nu. Pasakė, jeigu galvojam, kad jisai melagis, galime viską užbaigti visą diskusiją. Va toks atsakymas. Nes argumentų nėra, o ką jie pasakys, jiegi multikus mus paruošia. Jo. Aha, jo. Žmogus pasakė, kad jeigu jūs manote, kad aš melagis, diskusijos nėra. Tai aišku, nėra. Jeigu jūs pasakė, aš Buvo pakelta ranka. Va. Aha. Prieinam prie kito klausimo. Sakykite, jeigu žmonės gyventojai nesutinka su tokiu gamyklos statymu, ar turime investavęs Lietuvoje, tai pirmas dalykas, o antras dalykas, ar nemanote, kad investuok Lietuvoje jūs apgavo? He's saying that here is and he's asking if you would know that the community is against, would you build a factory? And Nemanote, kad investuok Lietuvoje jūs apgavo? don't you think that you was misled by this decision? So it's two questions. Yeah. Correct? Next time I definitely will talk to you. Faktas, kad aš pripažįstu. Taip, kitą kartą aš asmeniškai bendrausiu su bendruomenė. Taip, kaip matau dabar situaciją, taip galima Aš noriu, kad girdėtų, kad klausimas, nes... Gerai? Kodėl? Nes tai planuos labai išėjai. Mes nešnekėsim su nuoširdžiai. Žiūrėk, jeigu norim, kad, Noriu klausimą. Tai ar jūs negalvojat, kad jums reikia paduoti teismą investuok Lietuva arba valstybė su visom ministerijom, pasiimti skaitosi pinigus, kuriuos investavot ir iškeliauti iš čia? Don't you think that you should sue the Lithuanian government, win the court, and take a factory out from you? No, pasiimti pinigus. So it was... Pasiimti pinigus per teismą ir iškeliauti. In general, I'm not a friend of lawyers. Aš nesu teisininkų draugas. Pirmas dalykas. And suing for me is the last Jūs instrument. meluoja. Teismas mano paskutinis instrumentas. Meluoja, žiūrėkit, dabar meluoja, aš dabar pasakysiu visiems. Leiskite atsakyti klausimą. Gerai. Sąžininkai. Please answer my question. So which one? The first one you heard. Okay. Gerai. Tai dabar aš pasakysiu, antrą kartą pagaunam meluoja. Humanitas, būdamas teismuose, tai yra bendruomenė, būdama teismuose su AP, Humanitas išstatė savo teisininką.
Jis sakė tik ką, jo paskutinis ginklas. Natūralu, jis neturi kito pasirinkimo. Nu, tai Kaip neturi? Akva tegul bilinėjasi, jeigu jo paskutinis ginklas, jis neturėjo jo griebtis. Jis neturėjo jo griebtis, jis išstatė savo ne vieną advokatą ten. O per Seimą kiek lobistų ten buvo? Ne, jo atsakymas buvo, kad būtų visiems aišku, nes mes dabar vertimuose galime pasikeisti, kad teisininkai yra mano paskutinis pasirinkimas, teisininkai nėra mano draugai. Taip, o jo atsakymas. Taip, bet bilinėjasi pagiriai su valstybe, bet ne su juo. O jis įsikišo su savo teisininkais. Gerbimieji. O tik dabar po žmonės atėjo. Mes galim dabar toliau judėti tokią trajektoriją, kaip judam. Galime ginčytis dėl to, kad čia ta gamykla stovi. Arba galime pradėti galvoti, kaip Pakeis paskirtį. Gamyklos nebus, pasakyta gi jums. Nu. You want to say that you see the community here, they don't want factory to be here, but you are going to work and you say that what money can't do, big money can do. Is it what you want to say? No. Mes matom kitaip, rezultatas toksai. Yes. Mums pasisekė, kad mes gyvenam demokratijoje. Vat jums pasisekė kol kas, nes kitaip būtų... Pakeltom rankom. Atsiprašau, negautų minties ir Orhuso konvencija, žinote, tai yra gyventojų informavimas apie tai, kas vyksta stabilus taip. Ir tai yra, su Orhuso konvencija yra ne vienas teisinis paminėtas, bet yra Europos. Nes jūs viskas lėpėte, viskas nemato iš pradžių. Padėti išversti šitą dalyką, vertėjas neišversti. Ateik. Ne, neišversti patrinis, nepaėdė. Tai yra jau konvencija. Va čia išversti. Dabar pamatykite. Kokia konvencija? Orhus. Orhus Convention. Did you know what it is? Have you ever heard about it? Have you heard about this one convention? No? Apie viską apie visą meną. Apie viską, kas vyko, palaukite. Jūsų įmonė, kai išpradedant statyti, jūs turėjote surinkti bendruomenę ir informuoti, kas čia bus. Palaukite, duokit man pasakyti. Aš noriu labai savo mintį. Kai jūs mane nutraukinė, aš jūs nenutraukiu iš karto. Tai va, pradėkime nuo to. Jūs pažydėte. Tai buvo pirmas. Antras, gyventojai visi, niekas negalvojo, kad čia bus tokia sumaištis ir tokia gamykla. Visi galvojo, kad čia, dauguma net nesuprato, kas vyksta. Už tai, kad nebuvo informacija pateikta, teisingai, nebuvo nei bendravimo su bendruomenė, nieko, viskas buvo pagrįsta planu, atsiprašau, melu, ir visi stūmė tą projektą, kaip tik tai lygiai prastum, kad niekas nieko negirdėjo. Buvo pandemija, buvo susitikimai. Bet tuos susitikimų, kurie buvo, net ne visiems leido registruoti. Ne visiems leido registruoti. Viskas buvo vykdomas slaptai. Tai jeigu jūs pradėjote naujalą, tai melu pamestas darbas toli nenuveina. Ir toliau, jūs puikiai žinote,
Jinai yra dėl savo maštabų, tai yra be galo didžiulė, tai didžiausia pabaigta. Medžio plaučio gamykla. Taip, tai didžiausia pabaigta. Ir jūs pasodinat gyventojus, Kanados visi kvėpus, visi girdės, visą triukšmą, visą planę. Žinote, kiek žmonių miršta nuo oro taršos. Ar jums teko susidurti? Žmonės kažkodėl eina į miestą ir gyvena. Ar jums teko susidurti su statistika, kiek Lietuvoje miršta? Pabaikit mintį, nes mes įsigyvename. Žiūrėk, atsiprašau, stoju, aš moderatorius, tai, ką jūs pasakėt, aš galiu išversti. Aš neimdu, aš jūs atsiprašau, aš neišversiu kažką. Negana. Yra taip, tai yra oro garsas. Kaip pristatinėjo. Galėjo papasakoti. Duokit pasakyti. Atsimins. Молодец, Катерина, до 5. Nulinė emisija. Jeigu jūs sukeliat čia 10 tokį švalą, o jūs norite nulinės emisijos iki 50 metų ar 30 metų. Mes darėm matavimą. Mes statom gamyklą. Yra rudenį, kai... Aš dariau asmeniškai, jie visi buvo daug didesni negu jūsų pateikti. Aš pats asmeniškai skaičiau. Mes statėm kokios laboratorijas. Aš pats akredituotą laboratoriją samdžiau mokėjau pinigus. Ką jūs darote? Ir galvau, kad visuose taškuose prie gamyklos. Šioks toks padidėjimas. Ne šioks toks, o yra ženklus padidėjimas. Būtent ten prie mokyklos, aš suprantu, kad mokyklos... Mes gyvename Šiluvos. Vaikai nemiega. Jokių stotelių. Mes gyvename Va, iš karto. Man nereikia jokių ten specialistų. Man būtent. Lino pačioj tas garsas iš vis turėtų girdėtis gerai. Atidarai antrą aukštą virtuvį langą. Mes Tau visi leidžia plastikinį. atsidurti be protų. Be Šitas kalnas, šitas mapas mes nuo kalno į nevokas Mes irgi naktį girdėsi, suprantu, Tai yra tas pats specialistas Žiūrėk, jau jūs kvietė, ir nebeklausėt, bet pasisakinėjau, viskas gerai. Tiesiog jisai kalba apie kažkokius tyrimus iš kosmoso. Mes gyvenam čia visi. Mes dirbame. Kiekvienas mes čia dėl to atėjo. Žmogus kelia ranką. Bandymai ir buvo šiek tiek, mes ir oro taršos turėjom. Sigitai gali. Šiai taršos turėjom, mes suprantam, kad buvo muita, žinom dėl ko tai buvo. Buvo klausimas dėl plaušo, kur ant namų, kur ant mašinų. Žinom dėl ko atsitiko, užkartam daugiau to nebebus. Priėmė techninį priemonę. Dėl triukšmo taršos. Dėl triukšmo taršos. Lygiai taip pat. Žinom, kad taip nebus, taip kaip buvo. Tikrai taip nebus. Tikrai nebus. Labai skirtumas dalykas nebus.
Dėl to, kad kitas direktorius sakė. Todėl, kad gamykla bus uždaryta ir viskas, todėl ir nebus. Žmogus norėjo užduoti klausimą ir aš leisiu jam užduoti klausimą. Labai kantriai laukiu. Būkim geri paklausyti. Approximately, how much money do you invest in this factory? Short answer, one. Can you give us approximately? 220 million. Yeah, 220 million. Okay. Second question, could you give an answer, yes or no? Short. Would you accept an offer if somebody gives you 220 million euros to you? Would you accept an offer to take this factory to win this one? Yes or no? Yes or no? No. Yes or no? Buvo prašymas tiesių atsakymų, buvo tiesus atsakymas. Nebuvo, nes buvo atsakyti arba ne. Nebuvo atsakymas ne. Buvo paprašyta atsakyti taip ar ne ir buvo atsakyta ne. Tai kodėl jis dar čia stovi? Nes gamykla. Jeigu jis yra tokios nuomonės, tai ta bendruomenė turi išėti. Eisit su akmenimis, daužysit, nesvarbu, nes jūs jau daužote, suprantat? Mes gyvenam Lietuvoje, aš atsakysiu į klausimą, bet nenorim, kad jūs gyventumėt ir dėl komunito veiklos niekas nebežino. Jokio šanso nėra. Po vieną. Jeigu mes šnekam po vieną, tai šnekam po vieną. Mergina norėjo užduoti klausimą, aš noriu gauti atsakymą. Mirė, dėl humanitų parašysi vėžį. Todėl, kad komanitas neturi teisės nuodyti žmonių. Jis neturi Mes galime toliau. Psichiatrija kažkokia. Testavimo metu nuodijimo nebuvo jokio nuodijimo. Testavimo metu buvo daromi tyrimai. Jeigu jie jums būtų įdomus, Tai jeigu jums būtų įdomu iš pradžių su mumis kalbėti. Labai dingo. Testavimo metu mes mes priėmėm sprendimus, ką reikia padaryti, ką reikia pakeisti. Šito nebebus. Kokius sprendimus priėmėt, faktinius? Paukščio rūšiavimo įrangai izoliavimo nuo triukšmo su plokštėmis. Izoliavimo. Bet triukšmas tai yra? Toliau triukšmas nuo termotepo pašildymo įrenginio dėl perteklinio garo slėgio. Jisai, žinom, buvo labai gyrus, technologiškai tai neturėtų būti, nebus tiksliau, tai yra tik tais paleidimo metu ir buvo papildomai padaryta izoliavimas pačio, mes jį vadinam šilukų, bet garso slopintuvo, mes jį papildomai izoliavom, bet technologiškai to švilpimo, kuris buvo, nebebus. Tai nebešvilpėjim. Šeštadieniais nedirbti, o bandymai buvo atliekami ir šeštadienį. Procesas yra, šitas procesas turi dirbti 24 valandas. Jeigu mes jį stabdytume, mes būtent turbūt dar didesnių Savaitgaliais nebus dirbama, kad gamykla nedirba. Savaitgaliais testuoti, jūs testuojate. Kaip mums patikėti?
kad tai gamykla atsidarys 100%, nedaug dievė. Jūs tiesėsit, jeigu vis dar nesugebate. Jeigu buvo prižadėta, už šitos žodžius neatsakau, jeigu mano dienom, jeigu sakau, tai jeigu sakysime, kad dirbs šeštadienį. Tai gerai, tada klausimas, ar jūs dirbsite savaitę? Taip, šitą gamyklą negali, normaliu, reguliariu gamybos režimu šitą gamyklą negali. Čia bus sekantis po jūsų rezultatai, čia kokia problema? Nuimtiem čia. Ką jūs padarėt, ką jūs pakeitėte, kad jūs jau žinot, kad dirbs. Nors dar teismų nelaimėt, bet jūs jau žinot, kad dirbs. Jo, tai apie ką mes kalbam? Kuo anksčiau išeisit, tuo mažiau nukentėsit. Nu. Šiai dienai mes turime sutvarkyti keletą dokumentų. Vienas tame tarpe užduoti statybos, kaip visi normalūs pastatai, patarėsti. Žiūrėkit, susitarkim apie ką šnekam. Tai ką jūs kalbate, kad aiškumas būtų. Pasakyta apie... Aš nežinau, jau galite ponui Omanui išversti. Aš tiesą sakant, negaliu nepasakyti šiai dienai, nes rytoj aš turėsiu labai įdomų posėdį aplinkos apsaugos komitete. Buvo pasakyta, jūs ateis keisit įstatymus, derinsite visą kaip klauso. Sigita sakė ne, vėl dar vienas melas. Gal išversti? Jūs galite. Iš karto versk. Ačiū labai. Iš karto jūs išversti. Pasakė. Rytoj aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame bus svarstomi specialių žemės naudojimo įstatymo pakeitimai. Jame bus svarstomi specialių žemės naudojimo 106 straipsnio pakeitimai. 106. There will be consideration hearings in the Committee of Environmental Committee in the Parliament tomorrow of special land use conditions law. 106 straipsnis yra bandomas pakeisti tai, kad įteisinti tą nelemtą dizelį, pasislepiant po elektros generatoriais, turiu pasakyti teisybę Šarūnai, pasislepiant po elektros skirstymo įrenginiais, dujomis ir kitais dalykais. Jeigu tas įstatymas bus priimtas pakeitimas, tai ta gamykla čia veiks ir nesvarbu, ta vandenvietė bus sumažinama arba nesumažinama. Aš sakau teisybę Šarūnai, aš nieko neslepiu. Žmonės turi žinoti. Taip pat gerai žinote, kad vandenvietės teismas yra laimėtas. Prokuratūra apgynė viešą interesą. Nesakysiu ir nekalbėsiu, kas kur ką prašė, kas pas ką lankėsi ir ko reikalavo, bet Ekonomikos ir inovacijų ministerija davė užduotį Vilniaus vandenim ieškoti galimybių perskaičiuoti vandenvietės teritoriją. Aš nekaltinu nieko, nesakau, kad tai yra specialiai daroma šitai įmonei, tačiau akivaizdu, kad kalbama apie pagirių vandenį. Taigi, kalbėti apie tai, kad mes nieko nekeisim ir nieko nedarysim, atleiskit, ponai, tačiau tai yra melas. Eiliai. Eisim iki galo.
Bravo. Jūsų klausimas prasidėjo nuo kitos dalies, tai pirmiausia pradėsiu nuo jūsų. Teismas šiuo metu vyksta, visi tą žino. Kol teismas nepasakė galutinę neskundžiamą nutartimi, kad pavas yra neteisėtas, tol esamas pavas yra teisėtas. Tokiu... Jūs sakote, jūsų klausimas buvo, jūs neturite teisę šiuo metu dirbti, kaip jūs sakote, kad jūs dirbsite. Aš atsakau, pavas šiuo metu teisme nėra įsiteisinusi nutartimi, nėra panaikintas. Toks yra faktas šiandien. Jis gali būti panaikintas logiškai kalbant, pusmečio metų perspektyvoje. Žinot, kad jis bus panaikintas. Žinot, kad jis dirbs. Iš kur jūs žinot, kad jis bus panaikintas, jūs dirbs. Jeigu jis bus panaikintas, reiškia, kad šitai gamyklai reikės parengti naują pavą ir mes nei vienas nežinome, kaip teismas išspręs šią bylą. Jeigu teismas išspręs šią bylą humanitinę naudai, mes nei vienas nežinome, kiek laiko teismas duos ištaisyti ir parengti naują pavą. Tai aš dar kartą pasakau, gamykla dirbs esamo teisėto pavo ribose, jo ribose. Esamas jis yra teisėtas. Kaminas šiandien gali dirbti, pavas nėra nuginčytas teisme. Teismo sprendimas nėra galiojantis. Jis, žiūrėk, mums ne vienodai. Pavas yra padarytas, jame yra nustatyta, kas galima ir kas negalima. Jūsų kolega Vytautas puikiai žino, kokie yra apribojimai integruotos taršos leidime, dėl medžiagų, dėl suderinimo su agentūra, dėl begalę kitų dalykų. Taip šitie apribojimai labai padaro sudėtingą veikimą, bet tai nereiškia, kad gamykla negali dirbti. Ji prie šitų sudėtingų aplinkybių pradės veikti. Kodėl jūs kalbate? Niekas prie įstatyminės bazės. Kam keisti prie įstatyminės bazės? Jūs paimkite ir dirbkite pagal įstatymą ir nekeiskite. Kodėl bendruomenė turi nemiegoti, žiūrėti į internetą, ieškoti, kurioje vietoje to kabliukas surasti? Karūnai. Sąjungi, kaip pasimatys, puiku. Viskas gerai. Aš matau, kaip yra dirbama. Jūs iekote landos, kaip išvykti naktį. Jūs dabar makaronus. Mes žiūrėk, teismo sprendimas, mes gerbsime teismą, kai jo sprendimas įsigalios. Kaip ir jūs gerbsite teismo sprendimą, kai jis įsigalios. Gerbkite Lietuvos įstatymą. Taip. Neturi teisės niekas keisti įstatymą. Įstatymas keičia Seimo nariai. Įstatymas leidžia Seimas. Įstatymas leidžia Seimas. Jūs turit savo nuomonę. Dar kartą. Grįžtam atgal. Įstatymus reikėjo pakeisti iš karto. Mes galime turėti diskusiją dviem kryptimis. Viena diskusija yra, jūs išeikite, kur mes sakome, pamanyt neišeikite. Ir tada mes tiesiog pamanyt jaučiasi dabar neišeina išeiti. Aš pabaigsiu savo mintis. Vilijonėlių dvaras buvo nuvarytas, ne? Irgi šitos druskininkus, Vilijonėlių šitos dvaras. Nu tai va, sako, išeities nėra. Ir ieškoti sprendimų, kur mes galime sutarti. Mes aiškiai žinom, ar ne, su Vytautu nekartą šnekėta, su Tomu nekartą šnekėta, yra vieta, kur mes nesutarėm. Taškas, viskas aišku, ne? Vazas yra vieta, kur mes nesutarėm, taškas. Yra vieta, Diktuoja savo taisyklės dabar. Viskas gerai. Jeigu mes baigiam šitą susitikimą ir tokia jūsų žinutė, mes jį išgirstame. Bet mes labai atvirai sakom, kad gamykla stovi
ir ji pradės veikti. Jūs suprantat, kol ilgiau stovėsit, to daugiau nukentėsit patys. Ko mes čia atėjom? Sprendimą nugriauti Kirgizą priims Žmonės. sprendimo tokio nepriims. Jeigu jį priims valstybės institucijos. Taip. Tai jeigu jos priims, mes nesakė, kad mes įsitikinsim. Daug kas čia yra. Pas vaikai, augina vaikus, anūkus, visą kitą. Įsivaizduokite. Praeina metai, kuo jūs dirbat, galite išversti. Gerbiamą. Imagine that Metai 1 or 2 years passes and Taip, 2 metai, 2 praeina, viskas tvarkoja, dabar auginam šeimas, visą kitą. Neduok Dieve, kažkokioj šeimoj vaikai susirga. Suprantat, kur taip? Įsivaizduokite, kaip motinos ir tėvai, visi seneliai, kaip jūs šiurpas eina? Pasakykit, šiurpai eina per kūną visiems čia. Kaip mes eisime ir kaip mes būsime kelią. Kas bus su mūsų šitą visą tą bendruomenę? Įsivaizduojate? Vienas tėvas atsiguls, antras ant kelio. Mes eisim, žinokite, traktoriais. Suprantate, ne? Šiurpai eina per kūną, yra baisu. Ir jūs atėjo čia, suprantat? Leukemija, pasakykite, onkologija ir leukemija. Vaikai. we are going to lay down the road and how you imagine the situation. Jeigu fondas yra socialiai atsakingas, Reakcija kokia bus, įpamanyta reakcija. Suprantate? Todėl, kad šitas susirinkimas jau parodo daugą. Mes žinom, kas vyksta, suprantat? Mes ir turime Lenkiją, yra pažįstamų, kurie tikrai dirba tokiuose gamyklose. Daug dalykų nutylima, patikėkit man. Čia nėra šventų žmonių. Žinome, po kaminų gyvenu, jūsų kaminų gyvenu, patikėkit man. Nedaug Dieve, dabar pakelkit kažkas, kas sureaguos į pamanytą, jeigu atsitiktų problema, tokia problema. Kas sureaguotų? Kas sureaguotų? Visi sureaguotų. Jeigu onkologija būtų, mes čia visi atsidūrėme. Suprantis kiekvieną dalyką. Jūs per arti, jūs ne vietoje čia. Nu, kaip atominį bombą pakišu čia ir sėdėkit, laukit, ar sprogs ar nesprogs, kaip bus. Ir tas, kas buvo truputėlį sergantis astma, jau ėjo žinokit klikosiai. Supraskite vieną dalyką. Tiesiog ne vietoje. Jūs ne vietoje įsikūrėt. Man labai jūsų gaila. Bet darykit sprendimus iš aukščiau kažką. Kažkam perkų praduokit. Tikrai. Mes nekalti. Į Vytauto antrą klausimą atsakykit, tai neatsakėte. Aš atsiprašau, neatsakė į Vytauto klausimą antrą dėl generatorių. Atsakykit į klausimą antrą, nes... How you feel if someone gets sick of cancer? Toks, aš atsiprašau, labai ilgas klausimas, aš negaliu jo įsiminti. How mother or father will react, according to you, how you imagine the mother or the father will react if children are sick by cancer. 500 metrų nuo kamino gyvena. And they are living in 500 Vyko, pastoviai vyko. I think it's always very bad to catch any illness. Manau, kad bet kokia negalima. Jeigu maniko bus tokiu atveju, savo maniko, kompensacijos, dar kažkas tai ar tokis. Ar jie bus visiškai žinomi ir pripažins, kad tai tiesiog eilinė liga ir atsitinka bet kam. Will you admit that it's because of you? Definitely not. Jeigu jis socialiai atsakingas, tai Kokie humanito bus tai kokie jo veiksmai bus, jeigu padidės sergamumas. If there is a proof that it's because of you, what you will do, if there is a proof that this cancer is because of hominid activity. Feel very bad, definitely. It's clear. Sorry to say that, but it's always very bad if somebody has catch it, it's cancer, whatever. It's very bad, but it's nothing to do with us. O jūs įsivertinate? Tai jis neįsivaizduoja varianto,
kad nuo kovo Todėl, kad visi nuo savo gamyklų toliausiai gyvena ir nekainuoja. If you want to translate me, new question, okay. Good. You are mentioning that you obey the rules and regulations. Greičiausiai dabar situacija būtų, jeigu įstatymai, kaip jūs sakėte, demokratinėje šalyje, būtų laikomasi nuo pat pradžių. Tai yra pirmiausiai viešinimas. The situation would be different if you would follow the rules from the beginning and you would inform much better the community when you were in the preparation of the session. Bet man atrodo, dauguma iš mūsų jaučiasi pasakyti sienos, nes jūsų pirmos tezės buvo gamykla veikia. Maybe I think that people here feel bad because the first message from you was that the factory is going to work and we pulled to the wall with the factory. We feel pushed back. Ir dabar jūs norite su mumis gražiuoju susitarti. Psichologiškai žmonės tikrai nepriims. We are not going to go into consideration because we are physically hurted. Mentally. Sorry. Mentally. Kitas dalykas. Jūs kalbate kalbos kodėl. You are talking from our position. Mes nebegalime proceso atsukti atgal. We can't bring the time back. Dabar gaunasi taip įsivaizduoti pas jūs į namus. Imagine that in your office or house, in your territory, someone steps in, who is more powerful, has more money. He's saying that and then he says that now let's discuss how I will live. I think that it's hard to have this dialogue because Ar kas nors mato? Ne. You lost all your opportunities because this was your biggest mistake, not to come to that meeting, but just to put that. And the second mistake, talk Pirmas jūsų sakinys buvo gamykla veiks. First sentence was that Labą dieną, bet jūsų tezė savo tezė yra esminė. Jūs pasakėte, gamykla veiks. I told you. Ir aš pasakiau, kad mes tą darysim, gerbdami visą reguliavimą, ne kaip nors kitaip. Ne uodegą suklysti. Jisai yra, nes ar galime dabar aiškiai pradėti visą procesą nuo pradžios. Is it possible to start the process from the beginning? Pranešame visai bendruomenei, kad bus taip, jūs tada parodot savo prezentaciją ir tada bendruomenė nuspręs, ar mes norime. Bet jūs pasakėt, net jeigu čia buvo pasiūlymas sumokėti jums didesnę sumą, negu jūs investavote. Čia jau detalės, bet jeigu jūs nesutikot, iškart nesat. Iš jūsų pozicijos jūs nedarote jokių žingsnių, jokių pasiūlymų. You are not doing any proposals, any suggestions. Ir o bendruomenė, kaip reaguoja? Ar jūs matote? Can react
Do you see any way out from the situation? Your position is power. The community's position is resistance. Aš nesakyčiau, kad aš einu iš jėgos pozicijos. Jeigu tai būtų iš jėgos pozicijos, aš čia nestovėčiau. Taip yra. Leisite atsakyti? Ne, neversiu, nes aš dabar atsakinėjau klausimą. Ačiū. Kaip? Neįmanoma. You can do. Aš jau pasakiau, kad taip mes padarėme klaidas. Sakau labai aiškiai. Kas reikia mokėti? Klaidas savo. Palauk, čia buvo klausimas. Čia buvo pirma. She wants to finish with mistakes. Dabar nesavo sveikatą. You mentioned that you are fourth generation of business family. It means that Pamonit is in business for 200 years. In your blood there should be a business risk investments. You should take into account that. And if you invest Lithuania, told you that it's all good, and you say that you trusted your management, doesn't matter what they were telling you, but you, from your practice experience, you should feel that something is bad. Teisingai. Aš dėl to padariau sprendimus ir dėl to čia nebuvęs vadovas stoviu, aš stoviu. Ir ne dėl to, kad aš neturiu ką veikti. Ir man labai svarbu būti čia ir suprasti, ką jūs sakote. Ir kažkas sakė, bet aš nemeluoju. Aš esu tam, kad parodyčiau, kaip suprantu iš savo perspektyvos. Mes dirbame baldų industrijoje. Baldų industrija Lietuvai. Jis pabaigs atsakyti. O kodėl mokesčius nemokėsite šių metų? Ne, aš turiu pasiūlymą. Ne, please answer, because you are interrupting me. Look, you are giving a question, but not letting to answer. Is it nice? Furniture industry is very important for Lithuania. Baldų pramonė yra svarbi Lietuvai. We make the furniture industry in Lithuania more competitive. Mes padarome baldų pramonę Lietuvoje konkurencingesnę. With our board. Su savo plokštėmis. We are making back panels. Mes gaminame nugarėles. Ir stalčių pradėžų. At this moment we are bringing every week about 60 Dabar šiuo metu mes kiekvieną savaitę Lietuvos pramonėje atvežam apie 80 sunkvežimių šitokios medžiagos. Tai mus kažkas išpjovė. Dar. Jeigu jums nereikia atsakymo, tada jis neatsakinėja. Nu, paprasta. Aš noriu labai svarbaus vieno klausimo, kad išgirstų. Paskutinė informacija buvo dėl to nelengvo geležinkelio. Taip, ir mes pamatėme, kad vis dėlto yra nutiesta atkarpa į jūsų
gamyklą. Tai prašau dabar patvirtinti arba paneigti, ar bus tas geležinkelis ar ne. Mes šito plano nematėme asmeniškai. Tikrai nežinau, negirdėjau apie tai. Kažkieno fantazijos. Dapaišė kažkas. Nu, jo. Vieną klouną į kitą ir viskas. Geležinkelio plano, there is no plan for railway line to Humanic. It's a question, is there a plan for railway line? I'm afraid of railway generally. Aš esu geležinkelių draugas. Friend. Draugas. But I think in this situation it's not possible. Tai yra neįmanoma šitoje situacijoje ir tokio plano. And there is no plan. Aš noriu kreiptis į bendruomenę. Prašau vienai sekundai. Kadangi mes iš šitų ponų išgirdome atsakymą, kad jie iš čia neišeis savo valia. Visi išgirdom? Taip. Tai kas mums belieka kaip bendruomenė? Susivienyti ir nepaleisti tų žmonių 2-3 kovoti su šitais ponais. Tik tai mūsų vienybėje, mūsų susitelkime ir mūsų ryšte galime mes kažką laimėti. Būkit žmonės, eikit į krūvą, teikit komitetą arba komisiją prieš Humanitą, samdykime gerus teisininkus, samdykime aplinkosaugininkus, kad jie įrodytų, kad šita gamykla yra tarši ne tik tai savo veikla, bet ir savo produktais. Nes visos plokštės, kurios eina, jos irgi neša su savim šitą didžiulį nuodą, kuris sukelia leukemiją. Šito jie nesako. Tai aš baigdamas ir palinkėdamas jums visiems ir ponui Homanui sėkmės, bet mes turime kovoti. Jeigu mes nekovosim, neisim į krūvą, nebendrausim, nepadėsim tiems žmonėms, kurie žino šitą reikalą, mes pralaimėsime. Nes 1, 2 ar 3 kovotojai bus greitai išrankioti. Taip, kad aš jums linkiu ir ponui Humanitojui apgautam, kuris turi kreiptis į Investuok Lietuvą, atsiimti savo pinigus ir gražiai iškeliauti, arba bus ilga kova. Ačiū. Ačiū. Aš turiu dar vieną klausimą, jeigu galima. Kiek svarbus ponui Homanui karas Ukrainoje? Question to you, how much do you care about the war in Ukraine and Russia? I would not say this. My own opinion, I think as long as the Russians are fighting with the Ukraine, we can be quite safe. Kol ukrainiečiai kovoja su rusais Ukrainoje, aš tikiuosi, kad Lietuva yra saugi. Bet ne apie Lietuvą klausimas. Klausimas kiek pačiam personally care about this war. How you... Nes aš turiu pasiūlymą. Kiekvienas karas yra tragedija. Jo, tai jeigu tai yra tragedija, ar jam 2,5 milijono eurų yra dideli pinigai? Atiduokit karui tos pinigus ir sulyginkit su žeme šitą gamyklą. 2,5 million to give 220 milijonų, nesvarbu. He has a suggestion, nesuprantu, koks pasiūlymas. Jeigu jam yra svarbus karas Ukrainoje, jisai sako svarbus jam, tai jis tegu susitarė su gyventojais, kad jis pripažįsta savo klaidas, susitarė ir paklūsta žmonių valiai ir atiduoda šitą savo auką Ukrainai. Nesvarbu, mes nuostolių patyrėme. Kaip?
factory for community to run a O kas blogai su Baltarusija, yra klausimas. iš Lietuvos. Kiek miškų Lietuvoje? Jau spėjo valdyti. Jisai plaukia į Skandinavijos šalis, ten yra pramonė, didžiulės gamyklos, Lietuvoje jinai neperdirbti. Mums skirti nieko nereikės, mes norime apginti žaliavą. Jie taip pat yra kertami, ta mediena eksportuojama į Lenkiją. O Lietuvoje miškuose yra didesnė alpis, kai eiti į žaliavos. We told that you need peer-to-peer community. Jisai girdi mus? Do you hear this? Tai mes prašom išeiti iš čia. Man atrodo, jis negirdi. He's saying that, but we are asking to leave this place and you don't hear what we ask. Kaip supras, kaip jis girdi? Nelabai suprantu. Jeigu mes prašom išeiti, jis neišeiti. How you say that you hear him if you don't Jūs čia agree nepageidaujate. Atėjo paskaityti įstatymus. Nuoširdžiai jam yra nesuprantamas pasakymas. Aha, nu taip. Aš manau, kad mes užstrigom šito susitikimo ir nieko čia mes neišspręsim, bet išnaudosiu turbūt paskutinę galimybę, galbūt pasikalbėti su ponu Ficu ir gal atgaminsim visą istoriją, kiek bendruomenės stengiasi susitarti šitą įmonę. 21 metais prasidėjo situacija. Bendruomenė išsiuntė ponas tai laišką su visa informacija apie tai, kokios yra sąlygos šitoje teritorijoje. Ir prašė jūsų atkreipti dėmesį ir nedaryti, ką buvo suplanuota. Į susitikimą su mumis buvo atsiųstas ponas Ostrauskas. Labai nemalonus susitikimas, nes bendruomenė atėjo ramiai nusiteikusi ir norinti bendrauti. Homonit pusės atėjo Ostrauskas su advokatu. Jau tada 3 metus atgal mes išsakėm savo poziciją dėl šios gamyklos. Mes prašėme monitoringo sistemos, kurios iki šiol prašome, mes niekaip negalim su juos sutarti. Mes prašėm, kad netiestų kelią per parką. Mes prašėm geranoriško bendradarbiavimo ir nenorėjom nei jums trukdyti, nei maišyti. Nors žinojom, kad šita situacija su gamykla ir vandenvietė gamykloje yra bloga. Teisiškai precedentas yra labai blogas. Tokio mes prašėme, tuo metu niekas nebuvo atsižvelgta. Anaip tol ne tik, kad nebuvo atsižvelgta, bet buvo pradėta važiuoti buldozeriu. Buvo pradėtas tiesti kelias be statybos leidimo. Apeidinėjimo aplinkui, meluojama. Buvo ignoruojami mūsų prašymai dėl monitoringo sistemos. Visą laiką, kol buvo vykdomi poveikio aplinkai vertinimo procesai. Mes prašėme. Mes 3 metus prašėme, kad jūs atkreiptumėte dėmesį. Aš prašiau pono Ostrausko, kad man leistų su jums pasikalbėti dar 21 metais. Maldavau, kad mums išgirstų. Niekas mūsų nenorėjo girdėti.
Dabar mes esame tokioje situacijoje, kada bendruomenė, šiuo atveju prokuratūra, laimėjo teismą prieš geologijos tarnybą. Ir šiai dienai teismas sako, teismo sprendime yra parašyta, kad negalima jokiais būdais mažinti vandenvietę. Nesvarbu, ar vanduo naudojamas ar naudojamas, turi būti saugoma. Ir negali būti mažinama vandenvietė kažkokiu verslo užprašymu. Noriu pasakyti, ponas Fricai, kad aš jums sakau teisybę. Aš noriu, kad jūs išgirstumėte galvoje teisybę. Jeigu jūs norite pasakyti, kad jums iki šiol nieko nesakė teisybę, aš jums sakau teisybę. Toliau vyko poveikio aplinkai vertinimas. Aš apie poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą nenoriu komentuoti, nes tai yra tragedija, kas tai parašyta. Aš vertinu tai kaip mokinuko rašinėlio rašymo paskutinę naktį. Bet nesvarbu. Ir net tai nėra svarbu, kokiu būdu mes laimėjome teismą dėl poveikio aplinkai vertinimo. Ir tai visiškai nesvarbu, kad mes dabar esame apeliacinėme teisme, kuriame ėjo visi trys, tiek humanitas, tiek aplinkos apsaugos agentūra, tiek bendruomenė. Ir bendruomenė ėjo tenais dėl to, kad mes žinome, kad vėlgi buvo nutilėta tiesa, kokios cheminės medžiagos čia bus atvežtos ir kas bus naudojamas. Ir dėl ko šiai dienai yra stengiamasi sumažinti vandenvietę vėl. Tikrai ne dėl savimi. Ir tikrai ne dėl to, kad viskas gerai. Ponas Fricai, aš dėl jūsų važiavau Lenkiją. Aš norėjau su jumis pasikalbėti ir aš tikėjau, kad jūs nieko nežinote, kas čia vyks ir kaip atgradavo. Bet pokalbio metu Lenkijoje aš supratau, kad jūs puikiai viską žinote. Jūs esate gerai informuoti. Ir kaltinti buvusi vadovą yra irgi taip keista. Investuoti 220 milijonų ir nežinoti, kas čia vyksta. Nežinau, tai yra, reiškia, aplaidus verslas. Aš nežinau, kuo tai baigsis šitą gamyklą. Ir mano pozicija visą laiką buvo apginti šitą bendruomenę. Aš per čia gyvenu. Apginti pagirių gyventojus. Apginti išteklius. Strateginius išteklius. Galų gale priversti, nesvarbu, kiek tų pinigų turi, bet tu turi dirbti pagal įstatymą, mes visi dirbti prieš įstatymą. O liūdniausia yra tai, kad mes jums įrodėme, kad šiai dienai jūs čia negalite dirbti. Bet jūs toliau ateinate ir aiškinate mums, kad mes esame neteisūs ir kad jūs galite čia daryti, ką norite. O dar išlikščiau yra tai, kad jūs, sakydami, kad jūs gerbėte įstatymus ir viską darote pagal įstatymus, toliau derinate įstatymų pakeitimus pagal savo poreikius. Ir jeigu mes kalbame apie Lietuvą ir apie Lietuvos valstybę ir gyvybę, įstatymų raidą, šiai dienai jūsų veiksmai nepanašu į garbingą žaidimą. Šiai dienai tai panašu į anarchijos kūrimą. Ponas Fricai, susitikimo Lenkijoje metu aš įvertinau ir aš sakiau, galbūt šalia jūsų yra žmonės, kurie jums nesako teisybės. Aš prisimenu jūsų reakciją, kai man pasakėte piktai, ar tu mane vadini melagiu.
Aš nesakiau, kad vis iš jūsų melagis. Aš paprasčiausiai noriu pasakyti taip, kad aš jums sakau teisybę. Jeigu jūs nenorit tos teisybės išgirsti, tada mums čia visiems nėra ką veikti. Ačiū. Ačiū.